Gerai, važiuojam. Važiuojam. Sveiki visi. Šiandien svečius pas mus atvažiavo žmogus, kuris labai dega norų papasakoti mums ką nors naujo apie elektromobilį įkrovimo. Atvažiavo ACC Distribution atstovas, produktų vystymo, Prekinių ženklų vystymo vadybininkas. prekinio ženklo vystymo vadybininkas. Kokios sunkios pareigos ten pas jūs ACC Distribution? Angliškai, žinau, geriau skamba. Brand Development Manager. Man net ir smagiau skamba, kada net ir sutrumpinį pavadinimą BDM. Okay. Pas mūsų svečius atvažiavo ACC Distribution atstovas Artūras Stoškus, Brand Development Manager. Bliam, rimtai, geriau skamba. Geriau skamba. Nu. Ir šiandien pasišnekėsime eilinį kartą apie įkrovimo stotelės ir apie elektromobilius. Labas, Artūrai. Sveikas, man. Nu, papasakok gal iš pradžių, ko tu užsiiminėjai prieš tai, nes prieš tai su stotelėm užsiiminėjai ir papasakok šiek tiek, ką tiksliai darai ACC. Tai, kaip ir minėjai, prieš tai užsiėmiau stotelėm, galbūt ne tai, kad stotelėm, bet plačiau. Tai buvo būtent produkto parinkimas atitinkamam objektui, ta prasme projektais. Kada ateina klientas, man reikia rasti tinkamą variantą, atrinkti tam tikras stoteles, nes, kaip žinia, ne visos stotelės tinka ten visiems, ar ne? Tai tikdavo atrinkti atitinkamą stotelę pagal objektą, ir toliau jau projektą įgyvendinti, tai reiškia montuotojai, finansai ir visi kiti dalykai. Ir ACC Distribution šiuo metu atlieku būtent prekinių ženklų vystymą Baltijos šalyse. Esu atsakingas už keletą prekinių ženklų. Tai vienas iš jų pats seniausias turbūt Lietuvoje gerai žinomas prekinis ženklas Wallbox stotelės, Estijos gamintojas Wool, Švedijos Nextblue. Šitie trys prekiniai ženklai yra mūsų portfelyje ir vysto būtent šitus prekinius ženklus Baltijos šalyse. Tai šiandien turbūt ir apie tai pasišnekėsime, ne apie tuos visus tris, kuo jie skirtingi ir visa kita. Tai mano tas darbas toksai pakankamai įdomus. Jeigu reikėtų mokykloje vaikams papasakoti, ką tėtis tavo veikia, ar ne, jeigu mano sūnus ar dukra paprašytų, tai sakyčiau labai įdomų darbą, nes tenka labai daug bendrauti su žmonėm ir ieškoti tų pačių geriausių galimybių, kaip įgyvendinti tuos projektus, kaip padėti mūsų partneriams įgyvendinti tuos projektus, išgirsti partnerių poreikį tam tikrose dalykuose, pavyzdžiui, servisas, ar ne, kaip įgyvendinti tą servisą, kad mažiau reikėtų važiuoti patiems. Tai šiandien praktiškai visi mūsų prekiniai ženklai, kuriuos mes turime elektromobilių krovimo stotelėms, visi praktiškai turi serviso lokalų, ar ne? Tai buvo pagrindinis tas dalykas. Tai apimant tai, kad tai yra nuo galvos skausmo mūsų partneriui iki to laiko, kol tas produktas atsiranda pas galutinį vartotoją ir jisai yra patenkintas tuo projektu. Tai ir techniniai mokymai, organizavimai, būtent tų techninių mokymų, tiek bendravimas su gamintojais, tiek ieškojimas pačių geriausių galimybių, tiek naujovių pateikimas. Tai yra labai dinamiškas, daug, sakykime, laiko reikalaujantis įdomus darbas, kuris, leidžia ir pačiam kaip žmogui tobulėti, nesustoti vietoje, vis domėtis tom naujovėm, nes elektromobiliai tikrai keičiasi, žingsnis po žingsnio jie tobulėja ir ne tik tai nuvažiuojamais atstumais, bet ir techniniam galimybėm, ar ne? Tai lygiai taip pat ir gamintojai su stotelėm, net kai kurie gamintojai jau net keliais žingsniais yra į priekį pasiruošę priimti tam tikras naujas technologijas ir tas dinamiškumas labai gerai veža, žinok, man patinka. Draugai, mes jau kelis metus vystome savo internetinę parduotuvę. Joje mes savo klientui stengiamės pasiūlyti kuo platesnį prekių asortimentą, pradedant nuo elektros grandinių apsaugos įrenginių ir baigiant įrankiais bei išmanių namų komponentais. Užsakymus mes siunčiame visoje Lietuvoje ir labai didelį dėmesį mes skiriame tam, kad užsakymai būtų išsiųsti kuo greičiau, kad jūs savo prekes gautumėt ant tiek greitai, kiek tai tik įmanoma. Nuorodą į mūsų elektroninę parduotuvę aš paliksiu po šito video aprašyme, todėl kviečiu jūs apsilankyti ten jau dabar
Bet paskui nepamirškite sugrįžti ir pabaigti žiūrėti šitą video. Ačiū Jums ir gero žiūrėjimo. Gerai, pasakei, kad atstovaujat turit 3 stotelės portfelėje. Man atrodo, ten dar yra pora, bet jų taip nevystot kaip kitas. Bet eilinis paprastas žmogus sakys, kam man tą įkrovimo stotelę, nes aš nusipirkau savo elektromobilį, man komplektai ėjo vienfazis laidas ir trifazis laidas. Tai kam reikalinga aplamai tą įkrovimo stotelę? Gal pradėkim nuo tokio labai paprasto dalyko. Iš vis kas ta elektromobilių krovimo stotelė? Nu, tai daugelis sakytų dėžė ant sienos su kabeliu, ar ne? Bet tai nėra tik tai. Tai pirmiausiai, kodėl jinai atsiranda? Atsiranda pas žmogų namuose dėl vienos pagrindinės priežasties, tai yra saugumas. Tada patogumas naudotis, tada yra featuresai, visos galimybės stotelės, ką jinai gali pasimti iš namų, iš programėlės, iš kitų automatizuotų sistemų ir taip toliau. Ir tada tas žmogus, kuris greičiausiai kalba apie tai, kad, ką man reikia, ne, kaip ir minėjai, turiu aš ten tą 220 rozetę pakrovėją, įkišau, įjungiau, išėjau. Bet mes tada prieinam tam tikrų tokių dalykų. PVZ vienas dalykas - krovimo greitis. Mes paprastą rozetę krausim, kiek 10 amperų, 2,2 kW galim pasimti iš jos. Ką mes krausim 60 kWh bateriją. Tai jau dalyba matematika ir prasideda apie 30+ valandų. Tai jeigu mes grįžtame su 5%, mums kitą dieną vykti reikia ir mes kraunam iš tos rozetės, tai geriausiai, kur nuvyksim tada, tai iki kitos stotelės, kur greitai teks krauti. Kaip žinia, namuose visą laiką elektra būna pigesnė negu ten toj degalinėje ar ne tose krovimo stotelėse. Trečias toksai yra iš niuansų, tai yra saugumas. Krauti iš paprastosios rozetės, buitinės rozetės, tai jinai nėra pritaikyta ilgam krovimui ir dažniausiai tos rozetės turi tam tikrus iššūkius ir jos neatlaiko tokios kaitros ir jos pradeda lydytis. Esu per šitą visą savo patirtį daug kartų matęs, kada žmonės naudojasi intensyviai tą rozetę ar ne, paprastai ir jos išsilydo, tiesiog viršeliai lydosi ir žmogus net nekreipė dėmesį ir būna net man to šokas, klausdavau seniau, kodėl jūs ją naudojate, kai matot, kad jinai vos nežerbuoja, iki to galbūt jau nebedaug netlikę. Tai toksai, tai jas resursas toks išsilydys, aš tada pakeisiu. Būtent, bet nepriima kito dalyko, ar ne, kada užtrumpins, išsilydys, plasmas jau užsidegs, gali sudegti garažas, kažkokie daiktai šalia padėti. Tai yra pačio saugumo tas toks niuansas, kur žmogus dažnai nevertina, bet taupydamas. Tada sekantis būna tos CE pakrovimo laidai, ar ne, kur rozetė garaže mes turim tos apvalės, tokias raudonas, mėlynos, jūs būna tos rozetės, kaip ir galėtum iš jų krautis, bet automobilis pats kraudamasis jis pasiema, kiek jam yra užduota. Tai jeigu jis ima 11 kW, mes turim 10 kW įvadą, mes pajungę kažkiek laiko pasikrausim, bet jau 1 kW viršaus turime, ar ne? Bet dar virduliuką įjungsim, jau turime šiek 13 kW viršaus, tai yra 3 kW viršaus negu įvadas, kas atsitiks, įvadinis automatas išmuš. Vėlgi tada naktį turi jau išjungęs visus kondicionierius, šilumos siurblius, sėdėti tik tai elektromobilį krauti. Nepatogu, ar ne? Tai mes turim tokį tada prietaisą kaip elektromobilių krovimo stotelė, kuri gali būti dinamiškai valdoma, gali būti nustatoma tam tikrų funkcijų PVZ, kada norim krautis iš pigiausiom valandom Nord-Pool'e, jeigu mūsų elektros gavimo kaina. Norim, nežinau, sakykime, pagal sudėtą grafiką krautis, pagal elektromobilio poreikį krautis. Tarsi, jeigu mes taip eisim į tą dar pusę, ką gali ta stotelė, tai prieisim prie tokių, kur net ir iš automobilio galima atiduoti elektrą į namus, kada dingsta elektra. Ne? Tai automobilis gali tapti kaip backupu, ar ne? Ir va čia yra tas niuansas, kada tų technologijų yra labai daug. Pirmiausia, tai aš ir visada sakau, jeigu reikia rinktis tą stotelę ir ką jinai atliepia, jinai turi pagrindinį dalyką, tai yra saugumas ir tada įvertinti poreikį, koksai jisai yra poreikis, ką mes norime daryti su ja. Ir be abejo, visą tą turime mokėti pritaikyti prie esamos infrastruktūros, ar ne? Nes mes turim kažkur 8 kW įvadą, kažkur turim 10, kažkur 15, kažkur 20, kažkur ir 50, su daugiausiai privačiam name matė 120 kW.
tai čia yra privatus namas. Na, ten Man šildomi atrodo- baseinai, pirtys, kur atskira patalpa viena elektros skydas. Tai tikrai yra dideli niuansai, kuriuos reikia labai daug ir įvertinti. Pagrindinis dalykas tai yra įvadas. Razetė nėra saugu. Kai kurios net Skandinavijos šalys yra uždraudusios krovimą iš razetės dėl paprastos priežasties, dėl gaisringumo. Nes, na, kaip žinom, Skandinavijos šalyse daugiausiai namai yra mediniai, karkasai ar ne, ir jie, na, laikydami tokią razetę įkrovimą, skaito kaip nesaugiu, dėl to, kad gali užsidegti, užsiliepsnuoti visas tas. Tai aš tą ir labai rekomenduočiau, kad elektromobilių krovimo stotelė turėtų atliepti jūsų pagrindinį poreikį ir būtent saugumą. Naudoti tik tai sertifikuotas Europoje išbandytas krovimo stoteles. Atsisakyti galbūt ten kitų kažkokių ar ne puslapio įsigijimų stotelių vien dėl pačių savo saugumo, nes teko ir tą matyti ir girdėti. Tai va, tai kada naudojasi kiniška atsiųsta stotelė, nes pigiau, žinai, 100 eurų, 120, ką aš čia mokėsiu dabar ten keli šimtus eurų, 120 paskui sako, žinai, sudegė man tas garažas. Tai va, yra tokių niuansų. Turim pas save mieste, kur gyvenam, tokį atvejį, ne stotelę, bet USB kištukinį lizdą iš šaliai parsisiuntė. Taip. Ir 2 ar 3 dienas net pasikrovė telefoną. O vieną dieną pastatė ten kažką krautis, nusileido į apačią, grįžta ten jau pilna linksmina, viskas dega. Ir gaisrininkai nustatė jo, kad va, čia buvo būtent šaltinis. Tai kartais, žinai, mes turim Lietuvoje gerą tą tokį pasakymą, turbūt ir Latvijoje ir Estijoje turėsim tokį patį, skupas moka 2 kartus. Taip. Tai antrą kartą dažniausiai tas kainuoja kur kas brangiau negu pirmą kartą. Tai nežinau, kas žiūrėsit, rekomenduoju, nepataupykit, tikrai saugumas kainuoja. Bet jisai jau geriau vieną kartą sumokėti negu sukti galą. Tuo labiau nebegyvenom tais laikais, žinai, kur tenai sienas tapetuodavom laikraštį, kad kažką tai pasidarytum. Visgi gyvenam tokiais laikais, kur yra pritaikytas daiktas, jis turi tarnauti savo, o geras santechnikas gerų elektrikų nebus, tai lygiai taip pat kaip geras elektrikas gerų santechnikų nebus. Nu, tai turim visi dirbti savo darbą, turim auginti tą ekonomiką ir jinai turi atliepti tos tokius niuansus. Tai jeigu tu montuoji razetės, palik tą tualetą, nestatyk pats. Tai va, tai čia yra iš tokių niuansų. Ne, aš visgi, yra kai kurie darbai, kur aš asmeniškai pasidarau, bet yra kai kurie darbai, kurių, nu tiesiog dėl kokybės norisi tos kokybės. Mes gyvenam dėl kokybės. Jeigu jūs planuojate įrenginėti savo išmanųjį namą ir jau nors kažkiek pradėjote domėtis šią temą, tai tikriausiai pastebėjot, kad ne viskas ten taip labai jau paprasta ir yra daug labai įvairių niuansų. Bet jums pergyventi nėra ko, nes mes išmanius namus įrenginėjame nuo suprojektavimo darbų iki pilno išmanaus namo paleidimo. Įrengimo metu mes visą laiką esame ant ryšio su savo klientu, padedame jam parinkti teisingus sprendimus ir įrangą, kuri vėliau bus labai paprastai integruota į jūsų išmanųjį namą, kuris jums ir jūsų komfortui tarnaus ilgus metus. Dirbame mes visoje Lietuvoje, o visi mūsų kontaktai yra po šito video aprašyme. Gerai. Kaip vyksta elektromobilio krovimo procesas? Iš tikrųjų, reikėtų atskirti 2 dalis. Mes turbūt toliau galėsim pratęsti apie DC ar ne tą patį krovimą ir AC. Tai elektromobilis turi 2 jungtis dažniausiai, ar ne? Viena yra lėto krovimo, Type 2 europietiška, azijietiška ir amerikietiška Type 1, ar ne, jungtis. Aišku, ten dar kitos yra tos jungtis, tai čia yra lėtam krovimui. Ir tada mes turime CCS, CCS1, CCS2. Ir dar turim tokią Azijos gražų kreivą šleivą daiktą vadinamą čademo. Čademo, na, ten galima rasti labai daug skirtingai pasakymų. Tai ką reikėtų žinoti, tai pats krovimas vykdomas yra labai paprastai, kad elektromobilių krovimo stotelė iš principo yra tarpininkas tarp elektros tinklų ir automobilio.
Nes automobiliai yra onboard chargeris, jisai duoda į informaciją stotelį, kad dabar man reikia elektros energijos, tu man ją siūsk, aš ten pasiimu 11 kW. Nu, aš aišku labai vaikiškai tą pasakoju, bet labai paprastai, kad visi suprastų. Na ir jisai gaunamas tam, per inverterį pakeičia elektros srovę, nes AC tinklas, dažniausiai mes turime iki 22 kW krovimo galimybę. tą stotelės ir duoda, tą ir rekomenduoju net ir stotelę statyti, bet PVZ, paimkime automobilius, jie pasiema 11 kW krovimo galę. Ir jisai tiesiog pasiema tą 11, nesvarbu, kad stotelė yra 2.2, pasiema 11, jisai konvertuoja iš AC į DC, tada per BMS, Battery Management System, eina į bateriją, nes automobilio baterija yra DC. Tai vat vieną jau atsakiau tokį niuansą, kad baterija yra DC. Už tai ir mūsų automobilis kraudamas per onboard chargerį, per jo impulsų, per jo komunikaciją su stotelė, jisai tiek ir kraunas. Ir tada mes turime greito krovimo jungti, tą CCS2 arba CCS1 arba CHAdeMO ar ne. Iš principo tai dėl jungčių ir dėl technologijos viduje skirtumo, bet CCS2 yra europietiška, kaip ir Type 2, taip CCS2 jungtis yra europietiška ir jos dominuojančios mūsų rinkoje. Ir pats krovimas vykdomas labai paprastai to, kad krovimo stotelės net ir dydį galima atskirti. AC tai jinai nedidelė ar ne dėžutė, batų dėžutės dydžio vadinama. O DC, na jau jos dydis yra geras šaldytuvas, kurio neparneši ar ne. Ir maksimum tik kabelius su krovimu nupjautas. Jo, bet už kelis eurus prisidaryti bėdos, nežinau, gėda. Tai vienu ar kitu atveju jisai apeina tą DC krovimą. Tai yra inverterį, onboard chargerį tą ir jisai jau tiesiai per BMS krauna bateriją. Tai reiškia sutrumpėja kelias ir tokiu būdu yra kraunama tiesiai baterija. Aišku, ten, jeigu dar giliau žiūrint, tai ten dar yra šildymas baterijos, vėsinimas, kondensavimas ir visi šitie niuansai. Kas lemia krovimo galę, nes dabartiniu oru, kai mes čia žiemą filmuojam ar ne, tai -8, -10, PVZ šiandien atvažiuodamas pas tave, pas mane automobilis pasiema 107 kW, bet aš mačiau tik tai 60, nors ir šildžiau pusvalandį prieš atvažiuojant. Dėl šaltos baterijos tiesiog nepasiema baterija pati tiek. Tai BMS valdydamas tam, jisai sugeba pasimti tiek, kiek reikia ir kraunam. Aišku, dažnai būna tas klausimas, tai žiūrėk, tai pas mane 107, tai gal namie tokią pasistatom. Dar čia toks niuansas. Pasijuoki, paaiškini žmogui, kad toks niuansas įmanoma, be abejo, bet ar reikia, greičiausiai ne. Mes naktį miegam. Tai naktį laisvai galia pakankama, kad galėtume krauti. Tai ne, tai šitoje vietoje labai paprasta matematika. 11 kW įkrovimo stotelė. Didžioji dalis elektromobilių priima 11 kW krovimą. Baterija dažniausiai 8 kWh, jeigu turi, tai čia jau wow. Tai dalinam 8 iš 11, mažiau 8 valandų pasikrauti, tu atvažiavai, pasistatėjai, plus jeigu dinaminis valdymas yra, tai tu DC, kad tu atvažiuosi ale namo pavalgyti ir ten per valandą pasikrausi. Ne, iš esmės to kaip... Kiek kainuoja DC stotelė? Apie 10-12 kartų brangiau negu silpna. Aš kalbu apie tą, kur 30 kokią kilovatų, nuo 24 iki 30. Tai jo, apie 10 kartų kažkur tai jinai yra brangesnė. Tai reikia, greičiausiai ne. Greičiausiai ne. Jo, privačiam sektoriui ne. Namams yra labai pilnai AC stotelės per akis. Aš su automobiliu, savo elektromobiliu važinėjau 4 metai. Berods 4. Turiu AC kroviklį namuoje. Jokių problemų neturiu, kur reikia toliau važiuoti, sustoju, kol nueini ten kavos nusipirkiu, kol ką, pareini iš tos degalinės, atsisėdė elektromobilį, užtenka tos baterijos parvažiuoti, kur reikia. Nežinau. Man čia irgi toksai, aš pastoviai apie tai sakau, kad visi, kas sako, kad ten ilgai krautis ir taip toliau, didžioji dalis, aišku, nežinau, gal aš taip įsivaizduoju, bet aš žinau, kad jeigu aš važiuoju kažkokią tolimą kelionę, aš atvažiuoju, taip aš baką prisipilu greitai, bet kol tu nueini, vis tiek nuėsi iki Tūliko, vis tiek norėsi pailsėti, atsigerti kavos, suvalgyti sumuštinį, pastovėsi eilėje, kol ten sumokėsi už kūrą ar sumokėsi už tą patį sumuštinį, tada ir vis tiek tas 10-15 minučių praeina. Tai per 10-15 minučių aš kiek įsivaizduoju, ta DC stotelė
150 kW jinai labai neblogai pakrauna tą. Taip, tai va, tavo labai geras pasakymas, teko pernai metais vykti į Kroatiją, iš Lietuvos iki Kroatijos važiavom. Būtent elektromobilių be abejo, nes norėjusi ir pačiam išbandyti tą galimybę. Tai galiu pasakyti taip, kai kur buvo, kad mano vaikai, tėtis sako, nevyk mūsų, nes mes nespėjom net į tualetą nueiti, o tu jau sakai, kad pasikrovė mašiną. Sakau, nepykit, tai nereikėjo taip ilgai, bet kas sako, mes bėgom. Tai, jo, iš tikrųjų, elektromobilių krovimas vasaros laikotarpiu jokių problemų nekelia. Žiemą taip, jau reikia truputį pasiplanuoti tą visą dalyką, bet vėlgi, kad ir tos problemos nėra. Mes dabartiniai Baltijos šalių visoje sistemoje turime tų krovimo statelių. Kartais net nustembu, kad tokiose vietose jas atsiranda. Tai greito krovimo stotelės, tas yra pakankamai patogus. Sustoti, kaip mini, ar ne, važiuoji iki Zakopanės, ar ne, tai vis tiek stosi palei Varšuvą kur nors, už Varšuvos kur nors. Tai lygiai taip pat ir aš stoju prieš Varšuvą, už Varšuvos, dar ten žemyn kažkur pasileidus, nes vis tiek keliauju dažniausiai su vaikais. Be abejo, kai darbo metu galbūt yra kitas niuansas, bet vėlgi ir pačiam norisi išlipti iš to automobilio, pasivaikščioti, paminkinti, sakykime, tas kojas, tai kaip ir problemos nėra. Tai reziumuojant labai paprastai, tas automobilio krovimas vyksta per AC, tai per onboard chargerį, tada BMS, tada bateriją. Patį krovimą vykdo automobilis. Kaip ir sakiau, stotelės, tai yra tarpininkas tarp elektros tinklų ir automobilio. Jos gauna visus nurodymus iš automobilio ir automobilis joms pasako, ką daryti. Vieninteliu atveju, kada yra atvirkščias variantas, tada, kada dinaminis valdiklis yra įmontuotas ir jisai pasako stoteliai, kiek jinai turi galios. Ir ta stotelė tada jau į kitą pusę nubėga ir sako, onboard charger, žiūrėk, aš turiu 8 kW laisvus. Imk ir nerėkau. Tai va čia iš principo tas pats. DC yra kitaip, ten jau nepavaldysi galios ar ne, nes AC gali susimažinti, gali pasididinti tą galią iki maksimalios ten 16-32 amperų, 11-22 kW pagaliau automobilį reikia žiūrėti. DC dėja ne, įkišai kaip išeina, kiek jinai ten ta šilta baterija, taip ir krauna, viskas to ir pasibaig. Tai iš principo namie AC, užmiestyje DC visi laimingi. Ir čia dar gal reikėtų pabrėžti apie tos galingumus, nes dažnai žmonės nesupranta, čia irgi su vienu klientu šnekėjomės, jis sako, tai man 11 kW, dėk pas mane mašina 7 kW kranas. Ne, sakau, žiūrėk, kas ten rašo. Pas tai, sakau, bus vienfazis krovimas 7 kW. Žiūrėjo, sako, jo žinok vienfazis, tai ką man reikia? Sakau, tau, kad tos 7 išnaudot, tau reikia tada jau būtinai 22 kW, nes gaunasi ant vienos fazės 7 kW, tai per 3 fazės ten išeina 22 kW. Tai, bet va, tas paprastas žmogus, kuris, žinai, mato juodą ir baltą, jam mašina 7 kW, reiškia man 11 kW. Man net žinok 7, va tai va užteks. Sakau, 7 čia, šiaip nežinau, man asmeniškai neteko vienfazių dėti, tikriausiai dėl to, kad aš visą laiką sakau žmogui, nereikia tau vienfazis, nes visus vienfazijos stotelės, aš kiek žinau, daugiau orientuotos į anglų rinką. Pas mus dabar sudėsi 7 kW vienfazio stotelę, praeis 3, 4, 5 metai, keisi automobilį 100%, o pasiėmiau 22, o kam man ta stotelė? Ja, tai aš dar papildysiu, žinai, toks yra niuansas, mes Lietuvoje elektros instaliacija pas mus yra trifazinė. Tai be abejo yra tų elektromobilių gamintojų, kurie gamina vienfazinių įkrovimo automobilius, bet yra vienas niuansas, tai galima tą daryti, jungti tą pačią 22 kW stotelę, aš ir rekomenduočiau, labai geras tavo yra pavyzdys, nes tikrai būdavo seniau ypatingai, dabar tai jau čia žmonės, kad pakanka jau žinių, kad atskirti, kokią stotelę rinktis, kad jau 7,4 kW, tai jau viskas, 6,9 būna dar tokie automobiliai, kurie, tai jau viskas tikrai vienfazinis. Bet tada ką labai rekomenduočiau, kad išmanę stotelę rinktų, kuri mokėtų atskirti fazes. Tai reiškia, jinai matytų, kuri fazė labai yra užimta ir jinai iš tos fazės perinktų ant kito. Tai pavyzdžiui, tas pats Vulas ar neturi, Nextblue turi tą stotelį, jinai mato, pirma fazė yra užimta, bet antra yra laisva, joje yra laisvos galios, tai jinai tą vienfazinį automobilį permės. Bet
mes čia turim apie vieną, bet jeigu mes turim 6 elektromobilius, 6 stoteles ir PVZ, jeigu mes pastatytume ant, pavadinkim negražiai tos buko stotelės, ar ne, gal ir gražiai skamba, ar ne, buka stotelė. Tai vienu ar kitu atveju, ką jinai darytų, jinai tinkliai rezervuotų per dieną, jeigu ir būtų su dienami, jinai rezervuotų iš karto 200 kW. Ir jeigu mes 6 turim tokias stoteles, tai 6 × 22 jau turim matematiką, neblogą ar ne, 100 viršaus kilovatų jau pliusė esam. Bet jeigu mes turim tas išmanės, Wool, Nextblue stoteles, tai jos matydamas, kad yra laisva gali yra laisvos galios pirmoje fazėje, jinai rezervuoja pirmą, antram automobiliui antrą, trečiai trečią, tada jeigu, jau rezervuotas visus 3, tai jinai papildomai tiesiog rezervuoja tas likusias ant viršaus tas fazes. Ir jokių problemų, ir mes šituo atveju turime tik tais ką, mums reikia tvarkingai 22 kW per 3 automobilius ir mums to pilnai užtenka. Bendroji sumai mums reikia 44 kW 6 automobiliams. Bet čia dar kitas niuansas išeina, tarkim, dažniausiai namuose, įranga irgi paskirstyta fazėmis ir tarkim katilas, didžioji dalis tų katilų oras vanduo jie vienfaziai, nors ir vedam trifazį kabelį, trifazis dažniausiai natenam, o vieną fazę vis tiek tik tai kompresoriui. Tarkim, ant vienos fazės pakabintas oras vanduo, ant kitos fazės pakabintas skalbyklė džiovyklė, ant trečios fazės pakabinta, orkaitė ir mikroangė. Tai ar šitos stotelės, kurias išvardinai, Woolas, Nextblue, moka per dinaminį galios valdiklį suprasti, kad pas mane dabar įjungtas katilas ant pirmos fazės ir orkaitė ant trečios fazės ir ant antros fazės pas mane jinai mažiausiai apkrauta ir pasiimti elektrą būtent iš antros fazės. Tai labai geras, šitas niuansas yra labai geras tam, kad suprasti visiems. Tai būtent tą ir gali padaryti, jeigu mes kalbame apie infrastruktūrą, kada yra dedikuotas įvadas, tai viskas yra labai paprasta. Matematika paprasta, ką mes prieš tai kalbėjom, bet mes dažniausiai apie namus kalbame, ar ne? Ir mes montuojame tą stotelę, kada yra kiti įrenginiai, kurie vartoja tą elektros energiją. Tai PVZ, jeigu mes turime, kaip pasakoju situaciją, ten šilumos siurblys ar ne, ten mikrobangė, orkaitė, dar kažkas tais, ir jinai pirma ir antra fazė užimtos, ar ne, ten maksimaliai po 12 amperų pirmą ir trečią fazę. Įprastai elektromobilis kraunas per pirmą fazę, tai jinai atbėgusi tas automobilis su savo poreikiu, kad per pirmą fazę krauk. Ką stotelė darys, jinai sakys, žiūrėk, neturiu tos galios tokios, kad galėčiau tau duoti, nes jau yra 12 amperų išnaudoti. Imk antrą fazę, jinai pasiema antrą, nes jinai yra tuščia. Jeigu būtų toks atvejis, kad ir antrą užima, bet trečia atsilaisvina, jinai persijungia ant trečios. Ir jeigu pirma baigia, tada jinai persijungia ant pirmos. Ir mes turim tokį ratą, jis be sustojimo veikiantis, kur mums kaip žmogui nereikia sukti galvos, bet mūsų automobilis vis tiek būna pakrautas. Ja, ir mūsų tinklas nėra išbalansuotas. Čia būtent tas yra labai svarbu, nes tikrai atkreipiu dėmesį pagal savo namus. Matau, kada geoterminis šildymas įsijungia pirmą fazę, jisai ten šniokščia kaip reikalas per tą pirmą fazę tą elektrą, ar ne? Tai lygiai taip pat automobiliui, tai jisai ką padaro, jis tiesiog sumažina kai kurios tas galės tam, ką turėt. Be abejo. Tada kitas klausimas, pas mane, kaip pasakyti, kaip pavyzdys, visos 3 fazės po 12 amperų, tai kas tada bus? Tada reiškia lauks stotelė su informacija iš dinaminio valdiklio, kada bus laisvos apskritai galios ir kraus. Nes namas, dinaminio valdiklio principas yra labai paprastas. Jisai stebi, kokios yra apkrovos ir jisai duoda automobiliui informaciją, kada jam krautis, kada ne. Kiek yra laisvos tos galios. Jeigu yra minimaliai 6 amperai per vieną fazę, nes kitų atveju mažiau esant, elektromobilis nesikrauna. Tai jeigu nors vienai... Kodėl? Taip gamintojai gamina. Jeigu mes techniškai eisim į tos visus peripetijas, tas tenais, nes labai ilgai užtruksim, čia turbūt antro podcast'o tada reikės. Labai paprastas niuansas. Išlaikyti onboard chargerio nustatytą reikalavimą krautis. Tai gamintojai gamina su 6 amperais minimalia galia krovimui. Tai ką reiškia, kad mes, jeigu 3 fazės po 6, turim 4,2 kW. 4,3 baros, jeigu gerai prisimenu. Tarkim. Tai esmė yra labai paprasta, kad mums reikia užtikrinti minimalų tą krovimą. Daugelis trifazinių elektromobilių turi dar vieną labai fainą niuansą, kad jie gali krautis per vieną fazę. Jeigu mes turime trifazinį 11,
tai mes galim jam duoti, PVZ turim stotelę namie vienfazinę, bet jinai yra, nežinau, sakykime, 2 kW, tai maksimaliai 7,4. Tai automobilis gali pasimti šitą dalyką. Jis gali pasimti 7,4. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu mes turime namie, nežinau, 14 kW, 3 suvalgyti, ne 3, daugiau suvalgyta, bet jie yra suvalgyti per pirmą ir antrą fazę. Trečia yra laisva, ar ne? Ką mes galim padaryti? Mes galim iš vienos fazės pasimti tą 7,4, jeigu jie yra laisvi, kaip PVZ. Arba pasimti tos pačius 1,3 ar 1,4 kW, tos minimalius 6 amperus iš vienos fazės. Mes vis tiek galim krauti tą savo elektromobilį. Atitinkami tas galis tik tai mažesnis. Tai reziumuojant, kad vis tiek šilumos siurblys veikia, nustoja, vėl veikia, vėl nustoja, tai tada, kada nustoja, vis tiek yra sumažėjus ta galia, kas atsitiks, jisai galės krautis maksimaliai laisva turima tinkama galia. Taip. Tai iš šito, ką mes dabar pašnekėjom, kiek suprantu, žmogus nėra apribotas savo namo įvadu, nes labai dažnas klausimas skambina, aš ten turiu 11 kW namo įvadą, ar man to pakanka įkrovimo stotelį, ar man čia geriau pasididinti. Tai šitoje vietoje, kiek suprantu, dedam dinaminį galios valdiklį, jeigu mums nėra poreikio pasikrauti per 5 minutės, mašina pagal laisvą elektrą visą laiką krausis tokiom bangom, bet jinai paryčiais vis tiek bus pakrauta. Taip, iš principo, bet nepamirškim, kad 5 kW ir mažiau tai yra vienfazinis tinklas. Aš net nežinau, ar esu dar mažesnį duoda dabar įvadą pasimti. Bet vienu ir kitu atveju. Ne, 7 kW. 7, jau čia trifazis. Jo, 7 tai yra trifazis. Jeigu 5, man atrodo, tada reikia rašyti, kad tenais... 5 gali būti trifazis, bet dažniausiai vienfaziam tinklui duoda maks 5 kW. Jeigu nori 7 kW, tai jau geriau, ta prasme, jau tada tau sakys daryti trifazį, bet čia yra labai svarbus niuansas, kadangi pas mus įkrovimo stotelėm dinaminis galios valdiklis yra ir jisai gali tą subalansuoti. Su paprastu virduliu, orkaite, kaitlente jau dažniausiai nesubalansuos, tai jeigu mes turim 5 kW per trifazę, tai mes turim po 2,5 kW ant fazės. O įjungus virdulį, jisai momentiškai gali paimti 3. Įjungus orkaitę, jinai ima 2-3 kW. Ir dėl to gali pradėti išmušinėti automatą. Tai kada mes jau renkamės 5 kW, tai geriau kaip minimum 7, bet minimaliai, sakyčiau, namui tai 9 kW, kad būtų 16 amperų automatas, o dar geriau 11 ir jau tada 20 amperų automatas ir tokia šiek tiek rami galva. Tai grįžtant prie šito viso, tai jo, aš irgi sakyčiau minimaliai 8 kW galbūt būtų tas toks matmuo, kada jau tikrai galim, krauti elektromobilį naktį, nes 8 kW, paimam ten, nežinau, 6 valandas, 5 valandas, turim 40 kWh, su tiek gali vasarą tikrai 200 km nuvažiuoti su daugeliu elektromobilių. Šiek tiek, kas yra, dar vienas niuansas, čia aišku dinaminis, tada įsijungia valdiklis ir dinaminio valdiklio viso poreikis, nes, mes darysim tą dažniausiai naktį kraudami, nes, iš darbo grįžtam, ten, nežinau, vasarą galbūt ir vėliau, 10 vakaro, nes visiems reikia dirbti vasarą ilgiau. Aš juokauju, niekam nereikia dirbti vasarą ilgiau. Dažniausiai būna atvirkščiai, grįžtam anksčiau, numetam ir kraunam, ar ne, dar saulės kažkiek gaunam, ten pasikraunam, jeigu turim. Ir tada yra labai paprastas niuansas, kad naktį mes tų kotletų neinam kepti. Ar ne? Ten antrą nakties nesikeli ten to kotletuką, kad ir koks jisai geras ir skanus galbūt būtų, bet naktį nepatarima valgyti ir jo gaminimo nereikia. Bet pašildyti mikrobangę. Bet tai mikrobangė, vėlgi, mes turim dinaminį valdiklį, mums vėl įsprendė, ar ne, jisai sumažino krovimo galią elektromobilio, kad ten 2 minutės pašildysi tą kotletuką, tai problemos kaip ir nekils, ar ne. Tai vėlgi 8 kW, 8 valandos, pilnai pasikrovė elektromobilis ir toliau važiuojam. Ar didinti galią? Tai... Prie 8 kW aš tikrai didinčiau, to labiau, kad bus ne 8, o 7. Tai tikrai didinčiau iki 11. Aš irgi didinčiau, pritariu tau, bet aš didinčiau ne taip, kad, žinai, grobojiniškai iki 28 maksimaliai, kiek ten veža tas mano įvadinis kabelis.
Ne, nedidžinčiau tiek. Nes Nereikia. jeigu šilumos siurblys atsiranda, ar ne, kuris tenais vartoja tuos kilovatus, geoterminiai šildymai, visi tie prietaisai, kurie nuolatos, PVZ žiemos sezonu, kurie turi didesnį suvartojimą, tai vat nebent tokiu metu, na, didinčiau iki 18 maksimum kilovatų, tik tarp 14-18 yra pats gazas, pavadinkime, turėti tą įvadą, nes tuo metu šilumos siurblys ima. Nežinau, dar koks nors elektrinis radiatorius įjungtas, dar kažkas, suvalgė tai yra 4,5-5 kW, ir mes turim ten laisvų 9 dar kažkiek tai. Tai esant reikalui dar orkaitė, mikrobangiai, nes vis tiek žiemos vakarai yra ilgesni, mes namie daugiau praleidžiam, tai automatiškai ir tos galios yra per akis. Aš asmeniškai turiu 14 berods kW. Nežinau, neturėjau jokių bėdų, viskas kaip ir puikiai. Na, aš elektrikas, aš turiu 28 kW, bet man tiek tikrai nereikia. Turiu išmanųjį skaitiklį namuose pastatytą, kuris mato visų suvartojimas. Ne karto net nebuvau. Turėčiau elektromobilį ir stotelę, tai gal būčiau priartėjęs prie 20 kW, bet daugiau tikrai ne. Ir šitoj vietoj kol kas tas nemokamai. Ta prasme, jo, bet vaikščiojo kalbas apie tai, kad nori šitam fiziniam asmenim galios mokestį, kas yra padaryta juridiniam asmenim, galios mokestis yra įvestas, tai nori padaryti tą fiziniam asmenim. Nežinau, ar padarys, tikrai nežinau, nes toksai sprendimas būtų kontroversiškas. Dabar jeigu antrą pakopą atiduoda, tai manau naujų mokesčių tokių liojoje vietai. Nors gal kompensuot kažkaip antrą pakopą reikės, tai gal ir padarys. Bet kada padarys, tai mes turėsim darbo, nes mes pildysim visiems rangovo aktus. Tai dabar mes pildom rangovo aktus galingumo didinimui, o paskui mažinsim. Turiu vieną objektą, juridinės asmuo, ir turėjo 900 kW. Jo, tai, bet jam tiek tikrai ten nereikia, tai davai sumažinam per pusę. Sumažinom per pusę, dabar nesenai skambina man, sako, Manfredai, blemba pasižiūrėjau, aš dar kiekvieną mėnesį jisai už tos 400 moka kažkas 2 gabalus tiesiog galios dedamoji. 450, bet po 3 eurus liktais buvo. Neįsivaizduoju, bet ten aš gal ir bet tikrai virš 2000 moka. Sako, man reikia dar sumažinti, davai paskaičiuojam, kiek čia pas mus gaunasi. Tai vėlgi mes šitame objekte esame sumontavę ten padalintas pastatas, nemažas ten pastatas, padalintas į vartotojų, nuomininkai, kiekvienas turi savo skaitliuką, aš tiesiog banaliai užeinu, žiūriu piką, kiek daugiausiai per piką buvo paimta ir matau, kad ten per piką net 50 kW nebuvo paimta niekada. Sakau, dedam, taip, jo, sakau, padarom, sumontavo jisai dabar 100 kW saulės elektrinę, tai sakau, mažink iki 100 kW, kiek saulės elektrinį reikia. Ir palik, ir viskas, ir net nesuk galvos, tau tiek nereikia. Kaip tik, geras labai pavyzdys, ar ne, tai mes namuose galime tokį dalyką irgi turėti, ar ne, kada turėsim. Jeigu taip atsitiktų šitą blogybę ir mes turėsim, tai mažinti tas galės reikės, kad mažinti mes papildomai leisim tos pinigus. Tai vėlgi dar kartą parodo, kad elektromobilis gali pasitarnauti šitos niuansus. Na, aš kalbu apie kitus žingsnius, ar ne? Kada stotelės turi tą vadinamą V2H, Vehicle to Grid, kada gali būti kai kaupiklis. Bet šitą temą pavystysim, man atrodo, vėlesniam klausime. Jo, nes čia ne tik dėl galingumo čia... Dalinai tas galėtų padėti, jo, jeigu tau namui neužtenka elektros iš įvado. Tai galėtum, bet elektromobilio matai, tas visa prasme, kita V2H, kad jisai aprūpintų namą elektrą, o ne tarnautų kaip kaupiklis, kuris tą atlieka. Tai be abejo, šitą temą galėsim paliesti šiek tiek daugiau, nes jinai labai tokia įdomi ir jautri daugelį visam šitam dalykui. Tu dirbai su įkrovimo stotelių projektų vadovu, kiek žinau. Na, taip, galima sakyti taip. Tai matei daug montavimų, galbūt matei, ką patys montavot, galbūt matei, ką kiti montavo, tai papasako, gal turi patirties. Kokios yra dažniausiai padaromos klaidos montuojant įkrovimo stotelis?
Tos klaidos prasideda nuo labai tokių, atrodo, paprastų dalykų, bet lygiai taip pat aš dar galbūt biškit dar atgal paeičiau, kur dažniausiai matydavau klaidas, tai statytojų, nekilnojamo turto statytojų. Na, tas segmentas, jie be abejo dažniausiai čia va padarydavo pagrindinę klaidą. Nes kur yra dažniausiai klaida, tai yra nenumatytos vietos, nenumatyti kabeliai, ne ten atvesti kabeliai arba ne tokie kabeliai, kokie reikia atvesti, ar ne? Tai dažniausiai šitas klaidas matydavau iš nekilnojamo turto vystytojų būtent padarytų žingsnių. Tai nenumatytos teisingos galios, nes paskaičiuota labai bukai, pavadinkime tiesiai šviesiai, ten jeigu taip reikia, tai ten ir įdėtas tas automatas, jeigu tai yra kabelis atvestas, tai būna vienfazinis atvestas kabelis iki vietos, o žmogus nusipirko parkavimo vietą su paruošta krovimo stotelės kabeliu, ar ne, komunikacinio kabelio trūkumas būtų, kai kurių stotelės kaip ir išsprendžia šitą klausimą, bet vėlgi, labai apriboja, nes nedaugelis tą išsprendžia, ar ne. Tai vat, pagrindinis klaidos, tai galbūt sakysiu paprastai. Nenumatytas skydas namuose, nenumatytas skydę vietų skaičius automatams. Rezervų. Tada sekančių, jeigu jau vestas kabelis atvestas neteisingas, ar ne kabelis, nes žmogus nori 22 kW stotelės, o atvestas 5 gyslis kabelis ant 2,5 kvadrato. Tai užteks. 14 kW, o jis nori 22, tas kabeliukas nelaikys. Šiaip, žinok, 14 jo skaitosi, bet iš patirties 2,5 pradeda kaisti. Jo po kažkiek laiko pradeda kaisti gal čia per karštas žodis. Šiltai kabelis tikrai pradeda. Tai va, tai jeigu mes tą ilgai darysim ir krausim iš tokio, mes turėsim niuansą išsilydusį kabelį arba nuolatos išmušamą automatą. Nes pradeda šilti kabelis, šyla nuo kontakto, kada pradeda šilti kontaktas, įšyla visas automatas, kai automatas įšyla, jisai atsijungia. Tai va, tai mes turėsim tada nuolatinį vaikščiojimą ir kažkurio laiku sakysi, kad keisti reikia. Kitos niuansai būdavo kabelių tvirtinimas. Kabeliai tvirtinami arba vedami vis tiek apsaugoje, ar ne, gofruotame vamzdyje, ar tiesiame vamzdyje, instaliaciniam lovelėje ar kažkur kanale. Bet tikrai matydavau tokių niuansų, kur yra tiesiog kabelis vos numestas, pritvirtintas ant tų laidų užtraukėjų, ar ne, ir jis paliktas atviras. Tai tokie, sakykime, vizualiniai pažeidimai, kurie, aš skaitau kaip klaida. Pačios stotelės. Dažniausias galbūt vidaus infrastruktūrą jau mes plius minus mokam. Elektrikai moka, tą supranta, ar ne. Tos įmonės, kurias kvalifikuojasi būtent į elektromobilių krovimo stotelių, jie yra jau profesionalai. Jie jau puikiai žino šitą dalyką, žino, kad ir nuotėkio rėlę reikia įdėti, kad ir automatinį jungiklį pagal kabelį, o ne tokį, kokį nori ten įsidėti. Nes, 5 ant 6 kabelį žinom, kad laiko ten daugiau negu 22 kW. Jeigu mes žinom, kad tai yra 5 ant 6 kabelis, tada 32 amperų automatas, jeigu ten 5 ant 4, 20 ar tai 16, ar ne, kad jis būtų apsaugotas. Bet didžiausios tai bėdos, sakyčiau, gal neteisingai parinkta stotelį pagal esamą infrastruktūrą. Ką tai reiškia? PVZ, nežinau, sakykime, žmogus turi 7,4 krovimo galios elektromobilį, vienfazinį, ir jam įprūdinta yra stotelė ir dinaminis valdiklis, ir dar 11 kW stotelė. Nesgi parama didesnė buvo, ar ne? Čia irgi tokia problema, kur visi labai degė 11 kW, nes parama didesnė. Bet esmė yra tokia, kad tas nesąžiningumas, galbūt norėjimas gauti didesnę paramą ir sakyti, kad man užtenka, tai šiandien tau žmogau užtenka, ar ne, vartotojų. Bet jeigu tu pažiūrėsi, kaip sakai, 3 metų perspektyvų ir tu keisi tą automobilį, arba netyčia nusipirksi vienfazinį, nežinau, įkraunamą plug-in hybridą, ir jisai turi galimybę pasimti tos visus 11 kW, gal ir ok, bet jeigu jisai kraunasi 3,7 kW, nes jis yra vienfazinis, šnipštas iš tavo tos stotelės. Taip. Tai ateis laikas, tu kaip skūpas ir norėdamas gauti pinigėlį didesnį iš valstybės, tu vėl keisi stotelę atėjus laikui. Arba nesąžiningai lipdukus klijuos kažkas, tai ar ne, ar ten kažką tai darys, kad ta stotelė būtų iš 11, nors jinai 22. O taip galim? Ne, aišku, negalima. Ta prasme, man tai čia yra didžiausias klausimas, kaip galim padaryti iš 11 22? Jeigu jinai pagaminta 11, ir jinai yra 11. Tai ta prasme... Bet čia, tarkim,
Dėl paramos. Nu, va, dėl paramos. Tom paramom yra toks niuansas, kad tas pats Vulas arba Nextblue, man atrodo, irgi tik 22 Tik kW. 22. Ir žmogus išgirstų 22 kW. O Jozu, kiek daug. O Jėzau. Nenoriu. O taigi ir parama ten 100 eurų mažesnė. 50 ar 56, kad ten. Aš tai sakau, neverta tokių dalykų daryti. Ir tada, ojajaj, o kaip čia, ne, o pasiūlyk man kažką 11 kW. Na taip. Gerai. Paskui, kodėl man tos funkcijos nėra, tos funkcijos nėra. O kodėl mane krauna, kodėl mane su mašinoje prašys 7,4, o čia krauna tik 3,7. Šūdinai, čia blogai numatė. Tai čia ne, čia blogai sumontavai. Jo, tai matai, tas klaidas galim taip, žinai, susisteminti į kelis dalykus. Tai vienas yra montavimo klaidos, tada yra įrangos parinkimo klaidos, na ir pačių tada vartotojų poreikis atliepti tą visą paramą, dar kažką. Nu, aš dar net ketvirtą tokią grupę paimčiau, kur jau labai mažai, bet jinai pasitaikanti. Tai yra ta sutaupimai, žinai, kur visiškai norime sutaupyti, ten iš Kinijos prisiųsta stotelė, kur sertifikato neturim, kur ant tos rizikos peilio tokio vaikštom. Na, kaip nors čia gal paramą į pliusą išeisiu, arba po nuliam nueisiu, ne? Nu, tas po nuliam tai ant 0 eurų, kad nieko nereikėtų mokėti. Nu, ir dar tie 5, kur ten razetę krauna ir bando sakyti, nu, man nieko nereikia, čia niekas neveikia. Tai tų grupių gali labai daug, bet susisteminus galiu pasakyti vieną dalyką. Jeigu mes pasikonsultavom su specialistu, ar ne, va, pavyzdžiui, ateina klientas, pasikonsultuoja, tu jam paaiškini, kad nu, čia tik tai 22, nu, nieko kito nebus. Tada paaiškinam, kodėl jinai reikalinga ir jis toliau ieško kažkokio niuanso, tai nu, gal mūsų toks mentalitetas tų lietuvių iš vis Baltijos šalių, atkreipti galiu dėmesį, nes tenka tiek ir Latvijoje, ir Estijoje dirbti, nu bandymas kažkaip tai pasidaryti geriau negu pas kaimyną. Nu, man tas visą laiką kilo klausimo, kam to reikia. Nu, ta prasme, aš gerai, okei, ten Vulas, paimkim premium segmento stotelį, ten Wallboxas premium, nu, ta prasme, aukštesnio lygio daiktai, kurie atliepia 99% visų poreikių, ką galim namuose. Norpulas yra vienos fazės krovimo dinaminis, balansavimas dinaminis krovimas yra, ko dar gali reikėti. Nu, ta prasme, tų niuansų yra be galo daug ir visi tie niuansai puikiai veikia. Tai va, tai reikėtų suprasti labai paprastai, kad nesirinkti pagal savo įsivaizdavimą, o būtinai pasikonsultuoti. Kad ir kas čia buvo. Balis baigtas. O, sakysiu. Žinai, ten, kur pasakoja apie kinietišką stotelę, kur atsisiunčia ir alia pigiau, gal čia sutaupysi, čia memas geras buvo, mačiau internete. Ateina vyras į autodetalę parduotuvę ir tas pardavėjas ant jo taip žiūri. Nu ką jums, vėl pigiausia pagrindinė dirža? Tas tavęs patenkintas. Ne, dabar pigiausias vožtuvas ir tarpinis. Tai vat su ta... Ir galva variklio nauja, ne, jo. Bet pigiausia. Jo, nu, skupas 2 kartus moka, tai vienu ir kitu atveju, hebra, nestatykit pigiausių daiktų, nes jie dažniausiai būna pagal savo kainą. Reikia turėti išmanumo, konsultacijos ir informacijos, o jeigu jau tikrai laiko neužtenka, yra specialistai, atiduodi į rankas, iš tų rankų pasiema, padarė, viskas, nereikia sugalvos, tai tą rekomenduoju daryti. Kokios reikalingos apsaugos įkrovimo stotelį? Geras klausimas. Stotelės tobulėja, kaip ir viskas tobulėja. Ar ne? Tai turime kelis gaminius. Aišku, kiekvienoje valstybėje yra tam tikra reguliacija. Elektrotechninio reikalavimai, kaip turi atsirasti tam tikras įrenginys. Ar ne? Nu, tai namai turi ten įvadinę nuotėkėrėlę, dar kažką tais, ar ne? Lygiai taip pat kai kurios stotelės reikalauja, kad būtų šitas dalykas, dėl to, kad, na, jinai, kadangi bato dėžutės dydis, na, ją neįkiši viso, ko reikia, ar ne, visų komponentų. Na, tai PVZ, ką rekomenduoju nuotėkėrėlę. Nuotėkėrėlė A-tipo, tai va, tai užtenka A-tipo nuotėkėrėlės, nes B ir kaina yra didesnė daugelį stotelių, dėl to, kad jas netilpa. Ką reikėtų daryti, kaip įsiaiškinti, ar jos reikia ar nereikia tos nuotėkėrėlės. Na, aišku, kaip mes žinom, automatinius jungiklės, kabelį reikia apsaugoti, na, ir tada tą infrastruktūrą nuo to kabelio iki automobilio. Tai kad ją apsaugoti reikalinga nuotėkėrėlė. Kaip tą žinoti, reikia, aišku, su tiekėju, su
tokių kaip manim pasikonsultuoti, galiu pasakyti savo atstovavimą prekinių ženklų, kuriuoms stotelėms reikia, kuriuoms nereikia, bet yra tokių stotelėm, kuriuom nebereikia. Nes, nuotykio relė A ir B tipo būna jau sumontuota viduje stotelės ir jinai gali, jai užtenka tik tai automatinis jungiklis ant kabelio ir to ir užtenka ir stotelė viduje jau turi. Tai šiai dienai vienintelis gaminį, kurį vadina X-Blue, tai jai kaip ir iš principo nereikia. Vūlui iš esmės kaip ir nereiktų, dėl to, kad jie kaip ir turi tą, bet rekomenduoja pats gamintojas dėti dėl pačių reguliacijų ir dėl vidaus infrastruktūros esančios stotelėje. Tai tikriausiai, kadangi mes vis tiek, kaip ir sakėjai, tobulėja, produktus tobulėja, tai geriausias, jeigu abejoja, ar reikia ar nereikia, tai ir norėjau. Tai sumontuoji. Be abejo. Bet jeigu labai norisi sutaupyti ir nemontuot, atveri instrukciją montavimo ir ten tikrai bus parašyta, ar reikia ar nereikia. Labai smagu išgirsti, kad atidarai instrukciją, tai aš tau irgi, Mafri, kada paskutinį kartą atidarai instrukciją nors vieną daiktą? Kai sugadini. Jo, kai jau būna keiksmažodis ir paskui žiūrėk, reikia pažiūrėti, kaip ten reikėjo iš tikrųjų montuoti. Tai nedarykit taip, galbūt tada pasirinkti tą antrą variantą, paskambink ten man, tau paskambina tegul, mes pasakysim, kaip reikia padaryti, bet vienu ir kitu atveju, yra montuotojai, kurie profesionalai, kurie žino, ar reikia ar nereikia, bet jeigu abejoja, dėkit, blogiau nebus. Antras dalykas, viena papildoma dinvieta. Tai, nes yra kombinuotų nuotykio realių su automatiniais jungikliais. Tu ką, Artūrai? Blogai, negalima dėti. Kainuoja. Jo, kainuoja. Aišku, perki nuotykio realiai ir tada perki automatinį jungiklį ir turi kiek? 7 dinvietas. O čia 4 dinvietos kombinuotas. Jo, kainuoja, bet jeigu tu nori perrinkti skydą, kiek skydo perrinkimas kainuoja? Tai prasideda matematika. Galbūt užtenka tų 4 vietų ir to dinaminio valdiklių, kuris užima nuo 2 dinvietų iki 4 dinvietos. Tai, vėlgi, ar skydą perdaryti, ar jo matematika paprasta, bet rekomendacija labai paprasta. Nuotykio realiai, nežinai dėti, dėk kombinuotą ir nesuktų savo žmogaus galvos. Labai paprastai. Vat, tavo manimu, kaip produkto vystymo menedžerio, ar reikalinga įkrovimo stoteliai aplikacija, programėlė? Ir taip, ir ne, bet aš asmeniškai galiu pasakyti iš savo tos patirties, nes, kaip aš galiu rekomenduoti daiktą, jeigu aš pats esu nebandęs, ar ne? Tai yra labai sunku tą padaryti. Tai asmeniškai teko ir tą patį X-Blue išbandyti savo kailiu ir tą patį Vūlą turėti ir tą patį Wallboxą turėti, kuris puikiai man atliko visas funkcijas visus 3,5 metų. Tai galiu pasakyti labai paprasta, jeigu yra automatinė strategija krovimo, pavyzdžiui, kas man labai patinka Vūlė, tai yra nuostabus dalykas. Nusistatei, kad tu nori pigiausiam valandom krauti, tu nustatei, kad tu nori iki 7:30 būti pakrautas, nustatei, kad 5 valandas krautų, nes pas mane automobilio baterija 60 kWh, aš žinau, kad per 5 valandas praktiškai jinai pilnai pasikraus, aš nustačiau tokį, jinai grįžtų namo, įkišu kabelį, nueinu namo, greitai atsikeliu, ištraukiu kabelį, aš turiu pilną bateriją. Tai yra geriausia programėlė, kai tu ją vieną kartą nustatai. Nebent ten kažkokie pasikeitimai atsiranda, ar ne? Antras dalykas, kada yra patogiau ne programėlė, tai galbūt daugiabučio parkingai. Arba sakykime, įmonės teritorijose. Tada jau labai patogu būna ir FIDas, ar ne? Tas raktas, ar ne? Magnetinis. Tai jisai tada tampa patogus, nes tu ką padarai, tu išsiemi iš mašinos, vis tiek ryšulėlis rakto būna. Ryšulėlis tašia, galbūt kažko piniginį ar ne, kur įsidėjęs, tą ir FIDą gali būti. Ir tu sujungi automobilį, prilėti prie stotelės ir nuėjai į ofisą, ar ne? Arba ten prilėti prie stotelės, kad kaimynas nesinaudotų autorizaciją ir nuėjai. Be abejo, kartais... Ką tau gaila kaimynai? Ne, man tai negaila, gali naudotis, ne mano elektra, matai, nedaugiabutį gyvenu, tai gali naudotis. Tai vienu ir kitu atveju namuose, kai jinai yra atvira, ta stotelė, nes uždaras kiemas, ar niekas nepaseks, kai man nereikia jokių kažkokių niuansų,
Tai geriausia ta programėlė, kada vieną kartą įjungia. Kada yra daugiabutis arba įmonės, tai galbūt ją turėti tą programėlę kaip alternatyvą, ar ne? Nes palikau ofise savo riešulėlį raktų, ar ten kažkur tai, kur laikau tą RFID, MFC kortelę, kad tiesiog priejus galėčiau programėlę aktyvuoti. Abudu variantai yra tinkami, abudu yra reikalingi, abudu jie turi būti. Bet šiai bendroji sumai, sakau, man tai asmeniškai kaip ir pakanka jos iš vis neturėti. Nu, nebent jau reikia kažkokių specialių poreikių tuo metu. Tai va tada jinai būna reikalinga. Aš gal iš savo pusės pasakysiu, kaip ir su išmaniais namais. Tai ką paminėjai, vieną kartą sukonfiguravai, galbūt kažką paderina, jeigu ten saulė tą pačią, saulė, kad... Na tai va dėl saulės elektrinės galbūt man irgi reikės. Kad sudėti tos grafikus pagal pigiausią kainą. Antras dalykas, kas labai būtų gerai, tai atbulinis ryšys, notificationai. Jeigu man kažkoks failas, kaip jisai vadina, failas. Failas. Sutrikimas. Jeigu pas mane kažkoks sutrikimas, jeigu sustojo krovimas, dingo elektra, per mažos srovės dar kažkas, kad man tiesiog ateitų pranešimas į mano išmanųjį telefoną ir aš galėčiau priimti kažkokius sprendimus, o ne taip, kad aš ryte prabudau, atėjau prie elektromobilio, o ten išmetė klaidą ir jisai nesikrovė visą naktį. Tai va šitoje vietoje, sakyčiau, programėlė. Tai programėlė dažniausiai matai, kad tu elektromobilį turi, tu jau programėlę turi, nes elektromobilį tiek ir įjungti, pašildyti ir visą kitą, jau tu raktas net būna ar ne. Tai dažniausiai, kaip ir sakiau, elektromobilis krauna iš tinklo, ne stotelė krauna elektromobilį, jisai pats tą visą valdo. Tai dažniausiai elektromobilio aplikacija ir išmeta tam tikrus sutrikimus. Tai tada to pakanka. Jo, antras dalykas, programėlė lygiai taip pat meta tuos notificationus, tas iššoksančias reklamas, kada kažkas tai atsitiko PVZ, nežinau, buvo pažeistas kažkoks kabelis, dar galbūt kažkoks niuansas, galbūt nesusikalbėjo stotelį, gal ryšį prarado. Tai be abejo, kad ir stotelės programėlė yra išjungta, jinai vis tiek pop-upą padaro, išmeta tau tą notificationą, jisai išeina su kažkokia niuansą, dar žiūrėk ir elektromobilis išmetė, kad kabelis nedakištas ar kažkokia problema už tai krauti nepra. Tai tu nori ar nenori, vis tiek būsi priversas pop-upas gauti, gali, aišku, notifications gauti, aišku, gali juos užsiblokuoti ir visą kitą, bet taip aš sakyčiau, kaip ir reikia, bet ir nereikia dėl to patogumo. Tai ką mes norime atžvelgti? Ar norime atžvelgti tą kaip vartotojo patogumą, ar norime atžvelgti, kada yra sutrikimas. Tai sutrikimus galime matyti per automobilį, lygiai taip pat per tą pačią programą, nes visos elektromobilių krovimo stotelės išmaniusios turi savo tas programėlės. Ir jos visos meta tam tikros niuansus, kas yra blogai, kodėl nekrauna. Good. Einam turbūt prie pagrindinės temos, kuri tik tai įžengia, sakyčiau, į Lietuvos rinką, tai Vehicle to Grid. Tai gal apie pačią koncepciją papasako, kas čia per daiktas, kaip jisai turės veikti. Tai iš principo yra, tai nėra nauja, tai yra pakankamai... Iš savo patirties apie tai jau kalbėta prieš kokius 3-4 metus gerus, jau tokios kalbos ėjo. Tuo metu labai nedaug elektromobilių tą galėjo, dabar, kiek žinau, daugiau automobilių tą gali ir jau atsiranda ta galimybė, kad tau nereikėtų kažko keisti, kad jau pati stotelė tą moka. Nes esminis dalykas, esminis barjeras, kad stotelė moka pakrauti elektromobilį, bet nemoka pasiimti iš jo elektros atgal. Tai vat šitą funkciją jau ateina. Tai matai, daug tokių visokių niuansų ir buvo prieš tai, pavyzdžiui, saulės krovimas iš saulės elektrinės, ar ne? Visi... Apie krovimą iš saulės elektrinės. Pas tave yra saulės elektrinė ir krauni. Ar pasiteisina? Faktas, čia vienareikšmiškai, ypač, žinai, kada pasiteisina, kada dirbi iš namų. Tu įsivaizduoji, visą dieną tu dirbi iš namų, tu visą dieną palieki elektromobilį krautis ir tu vakare turi pilną bateriją, tu 3 dienas atvažinėjai arba 4. Nemokamai. Ir tu
2 dienas pasikroviai, vėl 3 dieną nemokamai, nes galbūt vėl tą dieną dirbi iš namų. Nu, ta prasme, kas savaitę, aš asmeniškai iš savo perspektyvos, ar ne, į savaitę vieną kartą mes dirbame iš namų. Tai aš tą dieną kroviau iš saulės ir man tas labai pasiteisino, nes aš praktiškai vasaros metu visą savaitę galėjau atvažinėti su viena baterija. Tai gavosi man kokios 2-3 savaitės, 4, gal net mėnesį, sakykime, nemokamo važiavimo. Be abejo, tada sakai, nu taip, nepasidedi į tinklą tos elektros, ar ne, kurią sugeneravai. Bet kam tau pasidėti ir paskui ją pasimti, ar ne? Tai va, jeigu dar grįžtam prie tų technologinių visų dalykų, seniau ir saulės elektrinės krovimas iš saulės elektrinės, na, jisai nebuvo toks kokybiškas, ar ne? Tai va, pirmieji, ką pradėjo daryti, tai Wallboxas. Kaip jis tą pradėjo matyti ir žinoti, kada galim krautis iš saulės, tai per savo dinaminį valdiklį, per Karlo Gavazį. Dedant Karlo Gavazį. Čia bus kažkur. Sumatė šitą bairį, norėjau ir aš padaryti. Tai Karlo Gavazis, būtinai reikia atkreipdėmėsi, nes ten yra kelyje, ar ne, variacijos, būtinai, kad B raidė galutiniam būtų serijos modelėje. Tai jisai turi bidirectional, jisai mato, į kurią pusę elektros srovė bėga ir kai mato su minusų ženklu, duoda stotelį signalą, kad žiūrėk, dabar yra pagaminama -5 kilovatai, tu gali juos duoti elektromobilį, sako, okei, aš galiu pasimti tiek. Na ir jinai pasiema tą sugeneruotą. Ir kas fainiausia, kad būtent Wallboxas patys pirmieji pradėjo šitą dalyką daryti dinamiškai. Tai reiškia, mes turim 10 kW saulės elektrinę, generuoja jinai maždaug geriausiam ten 7 su viršaus kilovato, ar ne, ir atiduoda tiek į tinklą ir mes įjungiam virduliuką. Ir kraunam dar tuo pačiu elektromobilį. Tai 7 kW krovė elektromobilį, įjungiam virduliuką, 2 kW sumažino elektromobilio krovimą, baigė virti, vėl padidino 2 kW. Tai tas labai yra naudinga, nes tu iš tinklo labai minimaliai paimi dėl balansavimo, dėl kitų galbūt niuansų, kiek atkreipdavau dėmesį, bet iš principo tu beveik 100%, 99% pasimdavai visiškai švarę savo pagamintą elektros energiją, kur tu galėjai už dyką važiuoti. Ir čia turbūt vertėtų dėl atidavimo, kur pradėjai, kad dabar pasaugojimo ten 30% jie savo pasilieka. Na tai čia pagal planą, bet ten tie patys yra 8 centai už kilovatvalandę, kur tu gali susigrąžinęs mokį ar ne. Tai va, aš asmeniškai tą planą turėjau, žinau, kad ir daugelis mano kolegų, tas, kas važiuoja elektromobilį, būtent šitą planą buvo pasirinkę, kadangi galios saulės elektriniai nėra tos didelės, ne po 30 kW, kai ten būtų prisigaminę daug perviršio, tai automatiškai pasidėjimas ir susigrąžinimas buvo tas iš tų niuansų. Bet... Ir kitas dalykas apie stotelę, kad mes čia ilgalaikę perspektyvą planuojant, pas mus ateis net bilingas. Ir šitoj vietoj man tikrai daugiau apsimokės pakrauti savo elektromobilį, negu atiduoti tą elektrą už nulį, jo arba į minus. Į tinklą. Tai va, tai šičia išsprendžia kelias tas bėdas. Tai žiūrėdami tas technologijas, ar ne, atsirado Norpoolas. Tada Norpoolas visiems reikėjo krautis iš Norpoolo. Aš turėjau net kelis tokius klientus, tokius komiškas situacijas, kada žmogus turi užsifiksavęs kainą, bet jis kategoriškai nori Norpoolo, kad stotelė krautų iš Norpoolo. Sako, o kam? Aš noriu matyti grafas. Sako, programėlė, kada krauna, kada pigiausia elektra. Žmogus nori, mes turim galimybę, mes tikrai galim pasiūlyti, ar ne? Tai va čia ir įsprendė. Tai va PVZ, Wallboxas turi Skandinavijos rinkai skirtą Norpoolą, ar ne? Mes Lietuvoje, Baltijos šalim, na ir Europoje yra Norpoolas, tai Norpoolą turi Vulas ir Nextblue, mes galime krauti tą. Ir tas puikiai veikia ir galim pigiausiam valandom sutaupyti, pats esu skaičiavęs, tai iš principo pernai metais iš visus metus su Vul stotele kroviausi, išbandinėjau, kaip tas veikia, tai maždaug susitaupo apie 34%. Išskaičiavau 3,2 palyginus su prieš tai metais esančiais elektros kaina. Tai kainos ten nebuvo labai didelis, ėmiau labai paprastai faktinių suvartojimą, minus kiek buvo elektromobilis ir pagal tą. Tai nebuvo sudėtinga išskaičiuoti.
Tai va, po truputį technologiškai žengiant ir tada atsirado vienas niuansas. Reikalingas papildomas prietaisas, komponentas stotelį, kuris būtų bidirectional, kad jinai galėtų ne tik tai atiduoti elektros energiją ar ne, atidaryti tuos šliužus, kad bėgtų tą elektrą į automobilį, bet lygiai taip pat, kad galėtų atidaryti į kitą pusę, galėtų priimti. Tai yra V2H ISO 15118 sertifikavimas ir šičia jau tada prasideda tam tikri niuansai. Stotelės kaip ir yra pasiruošusios, mūsų portfelį esanti NextBlue šitą galimybę turi stotelė ir va čia yra tokie keli žingsniai, kur reikia suprasti, kaip tas vyksta, ar ne? Automobilis tampa kaip ir kaupiklis, ar ne? Jisai dalinai gauna, sakykime, kaupiklis. Jisai gauna elektros energiją ir mes galime jį panaudoti tada, kada nėra pas mus tinkle elektros energijos. Čia... Toks backupas. Kitaip tariant, tai yra backupas. Generatorius. Čia tas pats, jeigu... Sodą turi. Nuvažiavai į sodą, neturi elektros, nes, nežinau, nesusimokėjau už elektrą. Tai tą stotelę pajungus mes galim sodė turėti. Bet tada niuansas yra kitas, kad mes elektromobilį nusiperkam ne metam, ne 2, net gal ne 5, nes ten nelabai yra kam gesti iš principų, nes ten ką variklis ir baterija, viskas. Žaidėm mažytėm mašinytėm, keitėm tos elementus, tai čia irgi principai tik kainos kitokios. 100 000 kartų daugiau, ar ne, arba 100. Tai čia ir prasideda, žinai, niuansas, kad jisai tarnauja elektromobilis ilgiau ir jų technologija ne visi tą turi. Turi azijietiški kai kurie gamintojai būtent tą technologiją, kada gali atiduoti net iki 11 kW į tinklą. Tai tu įsivaizduok, sodo namelis, tu turi pirti tam sodo namelį, bet off-gridas, visiškas. Jokio net kabelio neateina. Tu tokią stotelę turėdamas, tu gali ją įkišti į automobilį naudoti kaip sėkmingą power bank. Bet man tada būdavo, aš visą laiką galvodavau, o kam tos technologijos apskritai reikia? Praėjo kažkiek laiko, susidėjo tos žinios ir tada supratau, kad visgi šita technologija pakankamai reikšminga, jeigu jinai būtų kaip kaupiklis. Mes namie turim ar ne, saulę pasikruojam, naktį naudojam. Arba pigią elektrą pakruojam, brangią elektrą pardavim į tinklą, ar ne? Jeigu mes dirbam iš namų. Bet jeigu tu pasikruoji pigią elektrą, ir tau važiuoti reikia ir dar stosi kažkur krautis, nes pusę nakties, ne pusę, rytą tu iškroviai tą bateriją, kad tavo net bilingą atskaičiuočiau, tai aš tada rekomenduočiau gal, gerą saulės inverterį su baterijom, didesnės talpos ir tą išsispręstų be jokių problemų, ar ne? Tai va čia yra toks kaip ir nice to have dalykas tas V2H, bet lygiai taip pat tada, ko mums reikia. Ar mes tikrai norim kaip tą kaupiklį naudot, pigiai pasikraut, brangiai parduot, važiuot ir tada vėl krautis brangiai. Aš sakyčiau, žinai, kur šitą vietą labai... Aš tai sakau, sodo namas. Puikiai tinka. Sodo namas ir avarinė situacija, kaip mes turėjom prieš 2 metus, kada kai kurie ūkiai neturėjo elektros po 5, po 7 dienas. Taip. Tai realiai tu atvažiavai, pasiėmė elektrą iš mašinoje 8 kWh, 60-80 kWh, aš atsiprašau, čia galima 3 paras namuose naudotis. Saugiai taip. Jo, saugiai, ne ten, ta prasme... Ne tai, kad pirtis 3 dienom įjungta 12 kW. Toksai atvažiavai, pasiengiai pirti, pasikaitinti. Vis tiek jau viskas elektros kaime nėra. Tai nuvažiuoji, ta prasme, gyveni iš tos elektros, tada žiūri, kad tau išsikrauna. Nuvažiavai su kibiru pripylė. Čia toksai kaip generatorius. Kas išpirko tada generatorius, kažkas išsinamavo generatorių, o tu čia tiesiog savo elektromobilį pasiengi, iš jo naudojasi. Sakyčiau, šitoje vietoje pasiteisina. Taip. Antras dalykas, kur pasiteisina, buvau sugalvojęs, bet pamiršau. Žinai, aš dadėsiu prie viso šito, labai yra faina turėti tą technologiją, viskas yra puiku. Ekstra. O ką žinom, ko reikės statyti? Bet kad elektromobilis dar reikia svarbiausiai. Nes aš dabar nusipirkau, man reikia. Ir pas mane senučiukė, nežinau, ten Tesla, ar ten Nissanas, Zoe, ar Zoja. Nissan Zoe. Renault Zoja. Nežinau. Žodžiu, X automobilis, bet jisai nepalaiko tos technologijos. Tai gerai, kad mes paimsim azijietį, kuris ten gali tą palaikyti ir ten 112 kWh bateriją ir mes galim gyventi. Bet, automobiliai,
Gamintojai, kur? duokit, mes Bet norim. aš manau, šitą sistemą, nežinau, kaip jinai Lietuvoje prigys, bet kokioje Skandinavijoje žinau, kad jie mėgsta, pavyzdžiui, tos Mount. Jo, Cabin. hitą vadinasi, tie Jo. nameliai kalnuose. Taip, Kur, taigi elektros ten nėra. ten nėra jokios elektros, bet tu pasidarai tokį variantą, atvažiavai su savo, tuo labiau, Norvegijai, toj pačioj Taip. elektromobiliu, o tiek. Taip. Su elektromobiliu atėjai, atvažiuoji, pasikroviai, ten pasijungiai, laikų neištraukiai, taip sakant, išvažiuoti negali, bet čia jau niuansai. Jo, bet vėlgi, tu supranti, tu išvažiuosi greičiausiai, nes tu gali apsiriboti, galbūt ar nestebėti. Apsaugos stovi ten turbūt. Jo. Na, žiūrėk, darom vieną podcastą apie taip, kaip ta technologija atrodo, galėsim antrą padaryti prie kokio aziečiaus pajungto su to stotelė ir kaip ten veikia būdelė kokia. Nu, manau, kad mes rasim šitą galimybę. Kaip mes norėjom. Pajungsim pirtį. Jo. Kaip mes norėjom padaryti podcastą kažkur žalumoje. Jo. Tai dar ne pabaiga, reiškia. Su alum ir su gražiais vaizdais, tai aš manau, kad mes tą pratęsim kur nors. Be abejo. Tai vat, šitą galėsim padaryti miške, kur nors su automobiliu ir kokia, nežinau, su vakarėliu, kur iš automobilių padarysim diskoteką. O. Skamba neblogai. Vasaros tema. Tai va, tai... ACC Distribution sponsuoja. Visko gali būti, nieko nesakau, nieko nežinau. Tai vienu ir kitu atveju šita tema yra tikrai neįsimama. Tai pagrindinis šitos funkcija, nu, tai sakau, kaip backupas, kaip pakrauti namus, kaip išgyventi, jeigu to reikėtų. Nu. Ir jinai yra labai populiari Skandinavijoje. Skandinavijoje, va, pavyzdžiui, Nextblue, jinai orientuota į Skandinaviją, kiek tenka man su švedais, norvegais, jų atstovai šnekėtis. Tai nu, jų ir buvo pagrindinis niuansas, kad tas komponentas atsirastų tam, kad Skandinavijoje tas yra didžiulis poreikis. Tai kodėl mes šičia gyvendami negalim to panaudoti lygiai taip pat, nu, mes irgi šiaurės šalis, mes ne rytų Europą, mes esame šiaurės. Tuo labiau šiais metais. Oi, tuo labiau šiais metais, Jėzau, tu pasižiūrėk, kiek elektros, 100 kWh per dieną išeinant, tų šildymų ant visko. Man 400 eurų atėjo sąskaitą už elektrą. 900 man. Aš tokios sąskaitos nematęs. Aš irgi dar štukos nesumatęs, bet gavau. Labai daug. Vienu ar kitu atveju reikia, jau yra. Galim pasiūlyti, kitas mūsų video bus greičiausiai apie taip, kaip mes ją išbandom. Gerai, tada paskutinis klausimas. Kaip išsirinkti tą stotelę su ilgametė perspektyva? Ne taip, kad šiandien sumontavau, gavau paramą ir kas bus rytoj man neįdomu. Aš vis tiek ten šitą namą parduosiu. Bet jeigu žmogus nori savo sumontuoti daiktą, kuris jam tarnautų ir kuris nepasentų už 10 metų, kaip jam rinktis tą stotelę? Tai tikrai ne pagal dizainą. Dizainas yra vienas iš elementų, kur mums tinka prie namo fasado. Bet ne dizainą reikia rinktis, o reikia rinktis... Bet Vulo tai labai dizainiškai gražios stotelės. Vulo, Nextblue, Wallbox, man kažkas gražus, tau kažkas gražus, Petrui kažkas negražu. Tai čia vėlgi, kaip ir sakau, žinai, dizainas yra dizaino žaismas, bet ir taip pat neatsižvelgti kainą. Nes, nu, žiūrėkit, technologiją, ją reikia išdirbti, ją reikia pritaikyti, ją reikia sumontuoti, ją reikia puoselėti, ją laikyti ir taip toliau. Jeigu tu perki daiktų iš kiniečių, kiniškos stoteles ar net, tai greičiausiai to ir pasibaigia, kai nusipirka jos technologinis išprusimas, ar ne? Jeigu tu perki kažkiek tai brangesnę tą stotelę, kuri yra sertifikuota, pritaikyta, jau yra tikimybės, kad mes turėsime ir ateityje ir ilgamžiškumas. Tada ko mums reikia iš tos stotelės? Nu, PVZ, aš gyvenu, nežinau, sakykime, senas dėdukas esu. Turiu Zoją automobilį, turiu, nežinau, Leafuką, dar kažkokį tais ar ne. Man reikia, kad krautųsi iš saulės ir programėlė būtų paprastai suprantama. Aš deduosiu tą patį... Nu vėl čia kažkas. Magija. Aš deduosiu tą patį Wallboxą, aš turiu saulę, aš kraunusi, jokių problemų nekyla. Aš išsisprendžiu visus praktiškai savo reikalus ir man technologiškai užteks šito dalyko, nes jisai yra pilnai išprusęs. Jeigu aš renkuosi, kada man reikia, nežinau, noriu taupyti, dinaminės kainos, tas, anas, trečias, V2H, tai pagal tai reikėtų spręsti. Nes PVZ šiai dienai stotelė su V2H galimybė, jinai jau turi žingsnių daug daugiau į priekį, negu patys automobiliai gali pasiūlyti. Nes automobiliai gamintojai didina baterijas, didina galę, bet
va, tos niuansus, tokius žaislus, sakykime, kaip ir nepadaro. Tada apie patį gamintoją reikia įsiaiškinti, kiek jisai skiria dėmesio suportui, na, pagalbai esant dalykui kažkokiam gedimui, nesupratimui, kiek jisai skiria reklamai, nes nuo to parodo, ar jisai investuoja į savo tą gaminį, kad jisai technologiškai eitų į priekį. Ir taip. Čia vat įdomus pastebėjimas jo, kiek jisai investuoja į reklamą, nes. Kas nes? Jis nori žinoti, nes kad jeigu jisai nori tą parduoti, jisai turi tam tikrą motyvaciją. Taip. Čia įdomus. Jo, kuo jis daugiau parduos, tuo daugiau uždirbs, tuo daugiau investuos į einamą tai. Vulas, nustabus Hebra sėdinti Estijoje. Ta prasme, fantastika. Kada nori, tada gauni informaciją. Kai tik kas nors atsitiko, tikrai padeda. Patys investuoja, patys kuria naujus daiktus, kurie yra sukurti Estijoje. Tiek tą dinaminį valdiklį mažesnį, kuris tiktų B2C, privatiems ar ne, tiek verslam, tiek tą miesto tipo stotelę čiupinėja, žiūrinėja, kad jinai sertifikuotųsi atitiktų visus poreikius. Laiko užtrunka, nedidelė komanda, mes šiandien ne korporatyvas, kuris ten, nežinau, milijardais daro apyvartos ar ne. Tai yra idėjininkų žmonių grupė, kur visi susėdę bando tą technologiją padaryti. Aš tikiu šitais niuansais, nes motyvacijos yra be galo daug. Nextblue lygiai taip pat. Paskutinis video, matai, kur siunčiau apie Nextblue, kur Science Fair ir mergaitė koją patraukė, paslėpė. Ta prasme, jau tai parodo, kiek gamintojas į priekį yra pažengęs, nes investuoja į reklamą, investuoja į kokybišką tą reklamą su cinkeliu, kuris pabaigoje parodo, kada su koja patraukia tuos lapus nukritusius, o jau ten galima įžiūrėti kažkokius skrečius ar ne, pabraižytus, papieštus. Tai reiškia, jie kuria, tau užduodavo mintį. Tai vat, aš rinkčiausi tą gamintoją, kuris šiai dienai yra daugiausiai investuojantis į save dėl paprastos priežasties, kad jisai turės galimybę plėtoti savo tą stotelę ateityje, tiek programiškai, tiek kitais niuansais. Tikrai nerekomenduoju rinktis tų, kurie apie save nenori kalbėti, nenori apie save, kad žinotų. Mes darom gerą produktą ir taip visi. Jo, ir taip 7 ar 8 metai ir sėdė ant to paties grėblio ir niekas neveikia, paskui pyksta. Kodėl niekas neperka? Banaliai nėra pinigų vystymais. Va būtent. Ir jeigu nėra tu tik tai pardavimus ir tu spaudi, kad pardavimai eitų, tie pardavimai neina ir tu dar pyksti ant savo partnerių, kad jie neperka, nors pats dalyvauja, tai ir prasideda tas toksai šakar makar, kur niekam tu nebeįdomu, žinai, tampi ir čia. Tai va, tai aš labai rekomenduoju atsižvelgti į paprastus dalykus. Ir vat su reklama labai gera diskutuotina tema, nes daug žmonių gali pasakyti, kad aha, čia į reklamą investuoja, nedaro produktą, bet žmonės labai greitai išpirka. Ta prasme, tu gali padaryti belenkiek reklamas, jeigu tu gamini, atsiprašau, negerą daiktą. Kažkas pasimaus, bet nuėjęs kažkokie gandai, kažkokie taip, uodegos tokios, žinai, šleifai, tie bjaurūs ir sakys, kad jo, čia tik reklama, nieko gero. Matai, bet jeigu produktas yra geras ir dar, nes apie reklamą tai žinai, kaip sako, atvažiuok į Akropolį, tegul nuo Akropolį visi nuima savo iškabas ir atvažiuok į Akropolį. Tu ten nieko nesurasi. Ne. Tai jeigu tu nori savo produktą, jeigu tu tiki, jeigu tu tiki, kad tu jį gamini gerai, tai tu tikriausiai jo iš pradžių padarysi, kad jisai veiktų gerai, o paskui investuosi į reklamą. Tai man šiandienos podcast'o gal toksai atradimas dėl reklamos, kad jeigu žmogus investuoja, ne žmogus, kompanija investuoja į reklamą, tai turbūt jinai jau turi ką pasiūlyti ir jinai nori tą tobulinti toliau. Jo, tavo labai pastebėjimai šitie yra geri, nes tobulinti ir patys tobulėja. Antras dalykas, matai, mes esame apsaugoti. Jeigu tas daiktas netitinka tas, kas yra pasakyta, mes galim skųstis, mes galim apskūsti ir reikalauti kompensuoti tam tikrus niuansus. Man tas asmeniškai labai atliepia būtent Vulo reklamą, ar ne, kurią jie turi savo socialinėse medijose ir tą viešina, tą Nextblue. Volboxo lygiai taip pat ta reklama, kur eina per partnerius, kur rekomenduoja būtent tą stotelę pirktis ir montuotis, kad jos pakaktų visiems poreikiams atliepti. Tai tą parodo, kad jie investuoja, jie nesėdi vietoj, jie tobulėja, jie nesėdi kažkur kamputį ir neverkia, kodėl iš jų niekas neperka, ar ne?
Tai pradėti labai paprastai. Aišku, sakys, reklamuoja tam, kad tik tais parduotų, daugiau nieko. Nu, jūs, žiūrėkit, labai tada paprastai paimam tą visą sudėdami į krūvą. Jeigu niekas nepirks, jie negaus pinigų, jie neinvestuos į ateitį ir mes nieko neturėsim. Ar ne? Dar vienas dalykas, kur aš matau dalykus galvos skausmai montuotojam, ar ne? Nes tas irgi yra kaip pardaviminis procesas, yra sudėtingas. Jeigu kažkuris montuotojas labai jau perša kažkokią tai kinišką stotelę, tai galimai, žinai, yra niuansas, kada jisai gali labai daug uždirbti iš tos stotelės. Ką aš rekomenduoju, galbūt pasidomėti, pasižiūrėti į rinkoje esančią stotelę, susivesti vieną pavadinimą, antrą pavadinimą, trečią pavadinimą, į tą patį Google ar ne. ChatGPT yra, galim tikrai paklausti, kad jis palygintų 3-4 variantus tų stotelių, parašyti savo poreikiais, tikrai gali būti tapti profesionalu. Ir sekančių žingsnių, neturi kelti galvos skausmo nei jums, nei montuotojui. Tai reiškia, turi būti vietinis servisas, kuris važiuoja į vietą ir tvarko ir jisai reaguoja greitai. Jeigu mes kalbame tas greitai, tai 2-3 paros maksimum, nes tiek tikrai dar gali nuvažiuoti ir į greito krovimo stotelį pasikrauti, kad esant poreikiui. Bet jeigu jau mes kalbame apie tai, kad mes turime servisą, bet tas servisas, telefonų numeris užimtas ar ne, tai tikrai nenorėčiau turėti. Tai galim ką pasidaryti, pasidžiaugti, tai Wallboxas, matydamas tam tikrus niuansus Lietuvos, Baltijos rinkoje, tai per Baltijos šalis šiai dienai jau turi pasirašę sutartį ir dabar jau važiuoja atsakingi asmenys tiek Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje į vietą, keičia tą stotelę, tai jau montuotų, nebereikia sukti galvos, kad ten kažkas nuvažiuos. Vulas jau senai Lietuvoje tą turi ir puikiai tas veikia. Nextblue kol kas šitą niuansą kaip ir turi. Praktiškai, gedimo atveju tiesiog esant reikalui sugedus stoteliai važiuoja atsakingi asmenys ją pakeisti, kad jinai toliau funkcionuotų taip, kaip priklauso. Kadangi dar tokį labai gerą pastebėjimą iš Nextblue kaip gamintojo pateikė, šiai dienai jie operuoja daugiau negu 50 000 stotelių, nors rinkoje jie gyvuoja tik 1,5 metų. Iš tų 50 000 per šitą laikotarpį skirtingose Europos valstybėse, tai kalba didžiausia jų rinka yra Anglija, Beneliuksas ir Danija, Švedija, kas abejonės nekelia dėl to, kad iš tenais tos stotelės. Automatiškai iš 50 viršaus tūkstančių operuojamų stotelių per jų administracinę platformą, iš jų tik 8 pakibusios buvo, iš tų 8 6 pavyko nuotoliniu būdu sutvarkyti, 2 dėja teko pakeisti. Bet čia buvo pačios pirmosios, kurios priežasties neidentifikavo, kodėl keitimo. Tai gedimų procentali dalis yra absurdiškai gera. Ir net nėra ką kvestionuoti, kad jinai turėtų gedimą. Tai labiau ten nėra kam labai ir daug sugesti. Nes yra viskas palituojama ir paruošiama labai aukštos kokybės niuansus. Tai jeigu taip kalbant, tai servisas yra tas, kas turi būti. Šitie daiktai must, dėl to, kad tai yra nepatogumas tau važiuoti, tau nepatogumas krautis ir visa kita. Čia lygiai taip pat, kai tu važiuoji į Klaipėdą ir ne viena degalinė neveikia, o tu išvažiuoji su paskutiniais 10 eurų ir kol važiavai pervedė algą. Ir tau reikia kiek. Aš taip ir galvoju, kad tu turėsi istoriją apie tai. Mes į Lenkiją taip važiavam, bet su benzu. Tai va, žinai, kanistrais neprinešė elektros. Ir, žinai, norėjau Lietuvoje užsipilti ir pravažiavau vienintelę degalinę, kuri buvo paskutinė išvažiavime iš Lietuvos. Ir kažkaip važiuojam jau, Lenkija. Žiūrėjom, ten liko gal važiuoti 105 kg ir kažkaip per tos 105 kg gal sutikom vieną degalinę, sakom, iki kitos ir kita, čia jau buvo pirma nakties ir mes per kažkokias zabludiškės navigaciją veda per kažkokį ten vos nemišką, tam aplinkų viskas tamsu, mes važiuojam ir o kur mes čia, karočią, toj užgesim, ką mes čia darysim? Tai kaip nekaip suradome tą stotelę, bet jo, nelabai faina išvažiuoti. Jo, tai čia lygiai tas pats, žinai, kad Lietuva iš vis, Baltijos šalis Europoje gerai
gerai važiuoja su stoteliu. Aš kalbu apskritai tiek AC, tiek DC. DC tai iš viso fantastika. Aišku, kiek čia tos Lietuvos yra, ar ne? Nuo Vilniaus iki Palangos 300, tai yra iki Klaipėdos 300 km ir čia viena įkrova vasarą daugelis elektromobilių dabar jau važiuoja. Tai tos kaip ir problemos tokios nėra. Nu, tai Baltijos šalis keliauju į mėnesį, į 2 mėnesius kartą. Stok kur nori, kraukis kur nori, pilna viso tos elektros ir ten problemos nėra. Tai, žodžiu, jeigu taip reziumuojant visą šitą, tai nepagailėti pinigų, apsižiūrėti, kuris gaminys, būtina konsultuoti su profesionalais ir atkreipti dėmesį, kur tas daiktas yra pagamintas ir ką jisai gali turėti. Esimą aš šiaip tai rekomenduoju, turbūt, kad jau visos stotelius turėjo turėti ir rinkti su esimu. Tai yra pliusas į ateitį ir tai leidžia tam tikras technologijas stebėti, kurios, gali vyrauti ateityje. Super. Ačiū tau, Artūrai. Manfredai, malonu, kad pakvietei. Dėkui. Sekantį kartą miške, elektromobilių stotelė ir vakarūška. Gerai. Vakarėlis. Spauskite patinka, jeigu nori tokio formato podcastą, ar nežinau, čia podcastą, ar šiaip kažkokį apžvalginį video, bet jeigu toks formatas įdomus, spauskite patinka, prenumeruokite kanalą, rašykite komentarus ir iki. Ačiū viso.